ką tik iš repeticijos. Tai kas šiuo metu esi? Ar jau miglė, ar dar ne miglė? Esu miglė, 100% miglė. Okay. Manau, kad esu čia ir dabar tikrai, tiek kiek galiu, tiek kiek išeina. Aišku, kad kai repetuoji, labai daug laiko ten praleidi su tais vaidmenimis, išeini iš repeticijos, nors ir esi miglė, bet vis tiek dar vis galvoji, mintys ten, sapnai ten. Kiek dabar laiko praėjo po repeticijos? Pasakyti valanda su pusė. Ar tu, aš atsimenu, tekę dalyvauti yra mokymuose dramos teatro. Ir ten po to, kai mes vaidinamės, ten purtomės visaip ten ir kad išeitume iš vaidmens, kad pakeisime vaidmenį. Ar turi kažkokių tai triukų, kaip išeiti, ar naudoji kažką po? Nieko tokio labai stebuklingo, tai nepasakysiu triuko kažkokio. Kažkaip matyt, per praktiką ateina tas išėjimas iš vaidmens, nes jeigu pasiliksi tose emocijose, tose išgyvenimuose, tai tikrai gali ir išprotėti. Bet aišku, būna, kad grįžtu į grimo kambarį, nusivalau grimą, pasižiūriu į save, nusišypsau, miglė. Būna kartais, kad ir pasipurtau gerai ir grįžtu į gyvenimą. Bet turbūt kažkokių, ne tik kad kaukių, bet atributų nešiojimas, čia minėjai grimą, jis ir vėliau nusiėmimas, jis padeda, ar ne? Tose kaukėse arba grime, aprangoje palikti tą dalį vaidmenio. Tai yra tą, kame tu buvai. Na, toks vos nežiūri į save, ar ne? Ir čia aš esu Alisa, o čia aš esu miglė. Toksai... Taip. Aišku, kartais tie grimai tokie būna labai labai subtilūs. Taip. Nelabai daug ir skiriasi. Taip. Kur tu esi miglė, kur personažas, kartais tas personažas būna labai labai panašus į tave. Okay. Čia ir tada kas... Kai yra grimas, tada taip, nusivalai grimą, pasižiūri ir jau tu miglė. Įmanoma pasimesti, ar yra tekę tau pasimesti? Ypatingai tada gal, kai ir personažas rezonuoja tau pačiai. Ar yra įmanoma ištrinti ribą ir nejausti, kad čia kur esi tu, kur nesi? Ar yra tekę tau tokiame vaidmenyje būti? Gal labiau tai pasakysiu. Yra buvę anksčiau, kai neturėjau tiek daug patirties, kokiuose pirmuose, antruose kursuose, kai dar nežinodavom, kaip įsižeminti, kaip sugrįžti į save, tada tikrai yra tekę ir verkti po spektaklio parą ir panašiai, bet paskui sakau, kažkaip per patirtį, natūraliai, net nežinau kokiu būdu, bet sugrįžti į save. Čia man visada tokia mistika išlieka. Kažkaip atskiri vis tiek, kurie bruožai yra tavo, kurie personažo. Jeigu net ir jie yra panašus, tai tu supranti, kad vis tiek tai yra personažas, tai yra personažo, tai yra vaidmens sprendimai. Taip. Tai nėra tavo, tu neturi su tais sprendimais tapatintis. Tu juos supranti. Taip. Bet tu su jais nesitapatini. Man žinai, kartais mes ne visada galim pasakyti, kas patys esam. Tai toks vienas labiausiai gluminančių klausimų, kas tu esi, kas yra tavo, kas yra ne tavo. Man labai patikusi yra mintis, sako, neretai mintys yra ne tavo, bet jausmai yra tikrai tavo. Ar ne, ir čia ypatingai, kai pradeda tos kažkokie vaidmenys lįsti gilyn, bet apie tai dar pakalbėsim. Esam scenoj. Pamenu, irgi per tos pačius mokymus mus netgi ragino nusiauti batus prieš lipant į sceną, parodant pagarbą. Kas tau pačiai yra scena? Ar keičiasi pojūtis ant jos užlipus? Pati scena, ar tai yra kažkoks veidrodis, gal labirintas, o gal dar kažkas? Kaip tu suvoki sceną, kaip tokia teatro scena? Gal sakyčiau toks junginys. Nes visų pirma, tai taip, tai yra labirintas, nes tu ateini į tokį kūrybinį procesą, kur tu dar nieko nežinai, viskas nauja, viskas nuo pradžių. Ir tada tu tame labirinte vaikštai, pasiklysti, klumpi, kyli.
ieškai tos tiesos kažkokios, tos šviesos tunelio gale ir galiausiai, idealiausiu atveju, tu tą šviesą, tą tiesą atrandi. Ir tada jau ta scena tampa tarsi galbūt veidrodis. Ir jinai atspindi tą šviesą, tą tiesą arba iškreipia, priklauso nuo spektaklio, bet manau, kad junginys toks būtų. Aš žinau, kad ant scenos tikrai ko netrūksta, tai yra žvilgsnių arba dėmesio iš auditorijos. Ir aš kažkaip vis galvoju, ar geras jausmas ir ar tu, būdama scenoje, fiksuoji tą, kad dabar į mane žiūri ten šimtai akių ir koks tai yra jausmas ir ar paskui to jausmo netrūksta, kai įsijungia šviesos, išeina į gatvę, ar toksai gal net specialiai maskuojasi, slepiesi, kad niekas nematytų. Tai koks jausmas, kaip su juo gyveni ir kas būna po to, kai nulipi nuo scenos ir... Na, tas jausmas toks įdomus. Pirmiausiai, tai aišku, adrenalinas juntamas. Ir labai labai didelė atsakomybė, nes kaip ir, na aišku, ne tik ne nuo manęs vienos ir nuo kolegų priklauso, bet kaip ir vis tiek, kadangi apie save kalbu, tai nuo manęs priklauso, ar tas žiūrovas įsitrauks į tą pasaulį, ar jis pajus, ką turi pajusti, koks buvo mūsų tikslas, ar vis dėlto ne, tai labai didelė atsakomybė. Ir kai tas ryšys, tas kontaktas užsimezga, ir tu jį pajauti tą energiją, tai tada, žinoma, labai geras jausmas. Ir tada netgi, kai ir išeini, tu vis dar jauti tą energiją, tu jauti, kad pasidalinai su žiūrovu. Taip. ir tu kažką išsineši ir tas žiūrovas išsineši. Aš žinai, galvoju, kad, sako, ir tie banalūs posakiai, kad gyvenimas kaip teatras, ar ne, nors turbūt ne velnio. Bet kad kaukių turim visi, kaip kad teatre, tai turbūt yra faktas, ar ne? Ir žvelgiant per psichoanalizę, per filosofiją, vieni sako, kad tos kaukės yra būtinos, kitos, kad jos atitolina nuo mūsų. O kaip tau pačiai teatre ir gyvenime kaukė, jinai labiau padeda, trukdo būti tikresniai, kaip tu ją matai ir kaip įrankį, ar kaip kažkokia tai tavo profesijos dalį neišvengiama? Jeigu kalbant apie gyvenimą, tai aš stengiuosi gyvenime, ne tai kad stengiuosi, aš tiesiog būnu savimi ir apie jokias kaukės negalvoju ir bandau nusimesti tas visas kaukės. Ir stengiuosi tikrai būti savimi. Bet aišku, kad turbūt neišvengiama, mes visi keičiamės priklausomai nuo to, su kuo bendrauji, kažkokiu būdu tu ne visada būni toks pat. Ir ta kaukė, mano manymu, kaip pagal filosofiją, bent jau man, gal labiausiai asocijuojasi su apsauga. Nes tu tarsi ją užsidedi, galbūt kaip ir kokie menininkai, dainininkai susikuria tuos stage name'us, personažus tam tikrus, kuriuose jiems būna lengviau išsilaisvinti, lengviau pasakyti tą tiesą, kurią jie galbūt nori pasakyti, bet būdami savimi nedrįsta. Tai gal tai apsaugo ir tuo pačiu padeda išsilaisvinti. Bet kai tu esi su kaukė ir ant scenos, ar vis dar esi kažkiek miglė? Kiek ten yra miglės? Ar tu gali, nežinau, atrodo, kad visada po kaukės slypi tas tikrasis aš, ar ne? Bet ar tas tikrasis aš tada netrukdo, ar trukdo scenoje toksai? Ar ten būna miglės likę? Čia toks įdomus klausimas. Nes mano manimu, tai vis tiek ten esu aš. Taip. Aišku, aš sukuriu personažą, kuris galbūt yra visiškai nepanašus į mane. Taip. Bet tuo pačiu aš jį sukūriau. Taip. Iš manęs eina visi tie judesiai, visos emocijos, detalės, apmąstymas. Tai
Gal taip pasakyčiau, aišku, ten aš esu 100% aš, bet to pačiu scenoje vis tiek ten yra ir 100% personažas. Taip. Tai vat ir nežinau kaip pasakyti, kiek ten aš, o kiek personažas. 100. Sunku ar lengva yra būti aktoriumi? Ta pati profesija tau yra, aš suprantu, kad gal pradžioje, kad gyvenimo eigoje keičiasi santykis su tuo, ką pasirinkai daryti. Būna užsikrėti ir visą gyvenimą tame būni. Būna, kad kažkur viduryje sakai, kad, per sunku, gal keisiu kažką kito. Kas tau šiuo metu yra aktorystė, kaip kad tokia? Ar tau tai yra profesija, darbas, ar kiek čia to malonumo, ir iš vis ar darbas turėtų būti malonus? Koks tavo santykis su pačia aktorystė? Oi, ta aktorystė. Aišku, kad tai yra profesija, Jo. nes vis tiek mes dirbam, uždirbam. Taip. Bet tai yra ne ta tokia, ne tai kad tradicinė, paprasta profesija, kur atidirbi, tada grįžti namo, pamiršti tuo metu tuos darbus ir gyveni savo gyvenimą. Ne, dažniausiai gaunasi, kad tu ir po darbo gyveni su to mintim, susitikęs šnekiesi su žmonėm, apie tai kalbi, diskutuoji, kaip ir minėjau, sugrįžta į tavo sapnus ir tie vaidmenys ir apmąstymai, galbūt sugalvoji prisitaikymus kažkokius. Tai va, tai tada tai tampa netgi kaip ir liga galbūt kažkokia, nes įsišaknyje su tom šaknim ir net sunku ištraukti į kasdienius pokalbius. Taip. Lenda profesija, bet tuo pačiu ta profesija, ta liga nėra nemaloni. Tai yra malonumas. Mes vis tiek norim apie tai galvoti, norim apie tai kalbėti, norim tuo gyventi. Pasirinkom, nes norim čia būti. Toks, žinai, dar vienas klausimas apie pačią profesiją. Mes vis kalbam apie tą iš pašaukimo, ar ne? Ir kažkaip šiais laikais tas iš pašaukimo lyg tai dingsta. Ir toks, darbas yra darbas ir reikia padaryti. Žinoma, mes tada atsisukam į kultūrinį pasaulį ir čia atrodo, kad turėtų būti iš pašaukimo. Tai iš pašaukimo. Manau, kad taip, nes yra kažkoks aukštesnis toks kvietimas. Nežinau net kaip įvardinti, bet taip. Bet jauti, kad nevargina tavęs tai, kad tu palieki tą darbą ir toliau juo gyveni. Aš ir galvoju apie tą laiko tarpą, ar ne? Ten, tarkim, yra darbų, kur trunka nuo 8 iki 5 ir čia užsidaro durys, nors turbūt gyvenime niekada tu vis tiek atvažiuodamas į darbą galvoji apie darbą, išėjęs iš darbo galvoji apie darbą. Bet čia, kai tavo darbas yra į save įsileisti kažkokį kitą sąmonę, kitą mąstymo būdą, kitą vaidmenį socialinį, kaip tokį. Tai gali užtrukti ne tik, kad įvyko spektaklis ir viso gero, bet tai gali ir labai ilgam pasilikti tavyje, ar ne? Ir tada, kai tu eini per rolės, tai tada ten jie visi tavie pasilikinėja. Tai man, toksai, čia dabar prie šito klausimo, toksai, skamba truputėlį baugiai, kad kiekvienas vaidmuo tavyje kažkiek pasilieka, ar ne? Keičia tave? Taip. Aišku, kad pasilieka. Pasilieka, vieni daugiau, kiti mažiau. Taip. Kad keičia, nežinau, dar reikia pagalvoti. Manau, kad aš sukuriu tuos vaidmenis. Taip. Ir jie kiekvienas yra kažkuo skirtingi. Ir kaip sakiau, bet aš juos sukuriu. Taip. Tai reiškia, kad iš kažkokių mano resursų tai ateina. Ir tuo pačiu ir aš tą vaidmenį auginu, bet ir jis mane augina. Čia kaip kažkokia branda. Tu išgyveni labai daug tam tikrų gyvenimų ir jie visi tave augina, tave moko kažko. Tai va, tai jie pasilieka, bet gal sakyčiau taip labiau iš tos tokios auginančios pusės. Okay. Tu vis daugiau ir daugiau supranti apie gyvenimą, apie save, apie kitus žmonės. Aš tada noriu dar truputėlį dar giliau leisti ir paprovokuoti. Nežinau, kaip paprovokuoti, bet
Tai visgi, Miglė, tu esi tikra scenoje, ar tu esi tiesiog gera melagė? Ką turiu omenyje? Kai tu vaidini džiaugsmą, ar ne? Tu iš tiesų džiaugiesi, ar tai yra džiaugsmo imitacija? Kai tu vaidini sielvartą, tu iš tiesų sielvartauji, ar tu vaidini sielvartavimą? Nes kai šiaip žmonės dirba, jų įrankiai būna kompiuteris, teptukas, nežinau, balsas ar ne, tavo įrankis yra visa esybė. Tu vaidini ir kūnu, ir atrodo, ir siela kaip tokia, nu, turiu omeny, emocijos, viskas groja. Kaip tau atrodo? Čia vėlgi gal tada nekompromituoja tavęs tiesiogiai aktorius, ar jis galų galiai yra geras melagis, ar jis viską per save perkošia taip emociškai, kad jis paskui tiesiog, nu, vat, gal turi mėnesį užsidaryti kažkur tai, kad pamirštų, kas čia ką tik įvyko. Aišku, čia kaip ir visur reikia balanso, reikia atrasti kažkaip tą balansą ir reikia daug darbo su savimi, Taip. kad tą balansą atrastum, nes negali per daug nei į vieną pusę nuvažiuoti, nei į kitą, bet aktorius idealiausiu atveju tikrai nėra melagis, Taip. o atvirkščiai. Taip. Aktorius yra toks tyrėjas, Taip. jis yra tiesos ieškotojas, jisai savo vaidmeniui tampa ir advokatu, ir teisėju, jis išnagrinėja visas to vaidmens puses, emocijas, pateisina tą savo vaidmenį ir suranda tą savo vaidmens tiesą ir visas tos tiesos puses. Taip. O Miglė, tobuluoju atveju, ar aktorius išgyvena, ar suvaidina vaidmenį ir rolę scenoje? Nu, čia kaip ir minėjau, čia turi būti toks balansas. Taip. Išgyvena. Aišku, kad išgyvena. Jeigu verkia, tai tos ašaros vis tiek yra tikros. Ar sunku yra suvaidinti ašaras? Būna dienų. Okay. Būna labai lengva, o būna, kad nebūna. Bet nebūtinai tos ašaros yra reikalingos. Kartais būna, kad aktorius neverkia, o salė verkia. Taip, Čia turbūt jau iš vis toksai aukštasis pilotažas. Miglė, kalbant apie vaidmenis, tau pačiai labiau prie širdies yra gerosios rolės ar blogosios? Turiu omeny gerieji ar blogieji? Ir ar yra didelis skirtumas, vėlgi išgyvenant? Aš žinau, kad čia buvo darytas tyrimas apie kino filmus, apie serialus ir kad žmonėms labiau patinka tie blogiukai. Dėl to, kad jie yra tokie normų laužytojai, tarsi įkūnija tai, ko mes galbūt šitoj sistemoje visoje visuomenės ir teisių ir susitarimų tiesiog negalim kažko daryti, o jie tarsi įkūnija tai, žiūrėk, jisai daro tai, ko negalim. Pačiai tau vis tiek turi turbūt didelį asortimentą rolių, kurias esi praėjusi. Kas tau arčiau širdies? Blogiukai ar gerieji vaidmenys? Man įdomesni blogiukai. Taip. Bet gal net sakyčiau ne tai, kad blogiukai, bet tokie įdomesni, įvairesni personažai. Taip. Nežinau, kad ir tas pats koks juokdarys, kur turi tokių pusių dar neištyrinėtų, kur galima kažką savyje atrasti keistesnio, blogesnio, įdomesnio. Esi vaidinus kažką labai blogo? Esu vaidinus. Ar pavyko išgyventi to blogo vaidmens kaltės jausmą? Ar mes įeinam į tas... Pačiai asmeniškai? Ar tu įeini į tokį gylį, ar visgi sugebė atsiriboti nuo to moraliai, ar ne? Ar aktorius, ar jis turi moralinę atsakomybę už tai, ką jis vaidina? Turiu omenyje, nežinau, ten kažką tai engia, galbūt nužudo netgi. Turiu omeny,
ar čia toks yra gilus išgyvenimas, ar visgi, čia tiesiog... Moralinė atsakomybė aktorius aišku, kad turi turėti. Bet čia labai priklauso nuo to ir su režisierium, čia jau turi būti užstalės procesas, išsiaiškinti, koks yra spektaklio tikslas, kokia yra žinutė. Ir priklausomai nuo to, tada tu gali vaidinti, kad ir blogiausią personažą. Bet jeigu tu žinai, kokia yra galutinė žinutė, tau jau, tada jau ta moralė nieko nebesako, nes supranti, kad čia esi ne tu. Tikslas pateisina priemonės. Taip, būtent. Supratau, gerai. Nuo moralės prie ekonomikos. Oho. Toksai, taip, kažkaip šitos temos tokios šių dienų kontekste artimos. Ar gali Lietuvoje, kaip čia dabar geriau išsireikšti, ar galima išgyventi Lietuvoje, vėlgi išgyventi čia toks jau iš karto, ar galim pragyventi irgi nesinori. Ar lengva būti profesinė prasme aktoriui Lietuvoje? Ne tik profesinė, bet ir ekonominė prasme. Ar galima išgyventi tik iš teatro? Išgyventi galima, nes aš šiuo metu visiškai išgyvenu tik iš teatro. Taip. Bet aišku, kad tai yra sudėtinga ir, tarkim, aš dabar išgyvenu, bet žinau daugybę aktorių, kurie, pavyzdžiui, freelanceriai yra. Taip. Ir jie gali turėti, tarkim, mėnesį ar 2 mėnesius kažkokį projektą. Taip. Ir staiga jis pasibaigia ir tada kelis kitus mėnesius nieko neturi. Ir ką tada turi daryti, arba turi ieškotis kažkokių kitų projektų, bet nebūtinai jų atsiras, arba turi tada ieškotis kitokio darbo, kuris nėra būtinai susijęs su aktorystė, vaidyba, menu. Tada tuo pačiu yra tokia baimė, kaip ir iš rinkos iškristi. Taip. Daug labai niuansų, tai pragyventi galima, bet ne visada ir dažniausiai tai nėra taip paprasta. Iš dalies kažkaip džiugu, iš kitos pusės gal ir neramina, nes gal tada jūs negalit susikoncentruoti į savo profesiją, bet tikrai nemažai aktorių būtent vaidina už teatro turbūt ir serialuose, ir reklamose. Ir kine, galų gale kai kurie sukuria savo ten kokius nors kanalus YouTube ir vaidina, kažkokią komediją užsiima ar dar kažką. Susikuria patys. Susikuria patys. Čia irgi geras būdas. Tiesa. Tai man kažkaip, gal čia toks klausimas labai iš tokios buitinės pusės, visgi tai yra visiškai skirtingos akys, ar ne? Ar tai būtų kamera, ar tai būtų gyvas žiūrovas, ar tai būtų kažkokie tai prenumeratoriai esantys socialiniam tinkle. Bet paimkim 3 galbūt tokias skirtis - teatras, kinas ir televizija, ar ne? Ar tas pats aktorius gali visur ir ar lengva visur būti geram? Nes turbūt pats filmavimas labai skiriasi visais 3, tiksliau, pats stebėjimas, ar ne, kai kur net nefilmuoja. Ir imkim tave, ar ne, turbūt esi ir prie kino prisidėjusi, ir teatras, ir kiti projektai. Ar tas pats yra stovėti prieš tą žiūrinčiąją akį, ar tai būtų skaitmeninė ar gyva, keičiant perspektyvą tavo nuo teatro iki televizijos, kino? Visai skirtingi dalykai. Aha. Kas ten tokio kitokio? Čia gal toks ganėtinai tradicinis atsakymas, bet kine viskas subtiliau, viskas labiau paremta detalėmis, žvilgsniais, gal kažkokio raumenuko įsitempimu, tokiais labai smulkmeniškais dalykėliais. Indų televizijos serialai, kur ten emocijos, kur ten rankų sugniaužimai, toksai, jo, ten labai jie kažkaip tą išryškina. Tai tam tikros subtilios detalės. O kaip pati jautiesi, kuri tau yra primtiniausia akis? Kuri akis? Jeigu būčiau akademijoje šiuo metu, tai tikrai būčiau sakiusi, kad teatras, teatrinis žiūrovas,
viskas. Taip. Bet dabar jau taip kategoriškai tikrai nepasakysiu, kad kažkuris vienas, manau, kad visi tikrai yra įdomus ir svarbu išbandyti ir visi skirtingai kažko tave moko ir mane ir augina kaip aktorė. Nes teatre irgi vienoks vaidybos stilius dažniausiai, prie kameros jau visai kitoks. Televizijoje, nesu aš ten daug buvus, bet tikrai žinau, kad ten dar kitaip, ten viskas greitai, tiksliai. O atmetus pirmosius kartus arba retą buvimą, kur didžiausias jaudulys? Didžiausias jaudulys prieš išeinant į sceną teatre, spektaklio metu. Man visada būna labai įspūdingas tas metas prieš išeinant, nes... Prieš išeinant, taip. Būtent visi nutyla, atrodo, laukia ir tokia svyruoja įtampa, ar ne? Tai tas toks pirmas išėjimas, jis yra visiška tokia bomba. Taip. Ar irgi ir scenoje, būtent aktorystė irgi yra tas, kad vėliau palengvėja, turiuomenį įsilieja ar ne? Kiekvieną kartą prieš išeinant daugiausiai ir ta širdis daužosi, bet tada išeini ir jau nebėra kelio atgal. Ta bomba susprogdinta ir turi tvarkytis su tuo. Nes visiškai tokia įtampa, atrodo net tokia, užsitęsia tos sekundės, toks atrodo net ir kvėpavimas sulaika ir ten, jeigu tai būtų filmas, tai būtų ta sulėtinta scena turbūt. Žmonės eina į teatrą. Eina. Čia teiginys, atsimenu. Ačiū Dievui. Aš atsimenu, buvo Ateina. Čia reklaminė kampanija Neik į teatrą, ar ne, taip liktai psichologiškai traukiant žmonės per neiginį. Migle, kaip tu galvoji šiais skubančiais laikais, ar ne? Mes sakom, kad ten serialai, filmai trumpėja, ar ne? Ten dėmesį patraukti tampa vis sudėtingiau. Ten, žodžiu, turi pasakyti esmę video per pirmasias ten kelias sekundės ir užkabinti, ir tada teatras. Ir aš atsimenu kai kuriuos spektaklius, kur ten ir 4 valandos. Ir kaip tu manai, ko žmonės vis dar eina į teatrą, kai ten ir virtualių realybių patirtys, ir žodžiu, greitas turinys internete. Ką jie ten randa? Tai gal čia keli niuansai yra. Tai visų pirma, tas greitas turinys ir panašiai, greitas gyvenimo tempas, tai gal jie ir ateina sulėtėti šiek tiek, nes jie bėga, dirba, daug problemų ir tada staiga ateina į teatrą ir turi bent trumpam pamiršti tas visas problemas, tos rūpesčius palikti už durų ir susikoncentruoti ten, į tą pasaulį kuriamą. Bet dar kažką norėjau sakyti, bet pamiršau. Viskas gerai, kalbam apie tai, kodėl žmonės ateina į teatrą. Ir vienas dalykas yra tai, kad jie sustoja teatre kaip tokiame. O man labai įdomu, ar pats žiūrovas, aišku, tu scenoje esi profesionalėje virš 5 metų. Tai tokio pokyčio didelio gal ir dar nespėjai pamatyti, bet matai pokytį važinėdama po Lietuvą, veikiausiai po svečias šalis. Ar žiūrovai labai skirtingi yra? Prisiminiau. Okay, bet čia labai svarbu. Gerai, taip, klausau. Čia apie, kodėl žmonės eina į teatrą. Taip. Taigi gyvas kontaktas. Nes yra ekranai, yra technologijos. Tai ateina žmonės, manau, kad to gyvo kontakto, gyvo ryšio, nes nei per ekraną, nei per technologijas jokias tu nepagausi to žvilgsnio tikro, nepajausi to kvėpavimo aktoriaus kvapo gal net. Taip. Bet Migle, ne visiems to reikia turbūt. Ne visiems, bet kurie ateina, galbūt, čia mano manimu, ko gal aš ateičiau ir ko aš galvoju, kad ateina. Sako, kas vengia to akių kontakto, gyvo kontakto, yra neva jaunoji karta. Tai ar daug jaunosios kartos yra būtent auditorijoje? Būna. Aš manau, kad yra dalis jaunosios kartos, kaip ir visada, kurie domisi tuo teatru ir jie ir išliks tie ištikimi žiūrovai ir ateis ir gal net patys nueis į tą teatrą. Ar jauti, kad jaunoji karta atneša kažkokias gal naujas madas į, nežinau, gal ir teatro etiketą?
Nes aš atsimenu savo, atneša, mano taip. laikais, ar ne, tai mes ten, žinai, kostiumus rengdavomės, eindavom, tai būdavo visiška šventė, ar ne. Kokių pokyčių matai, gal net ne pati, bet girdi iš, tarkim, vyresnių kolegų, kurie sako, mano laikais taip nebuvo. Yra tokių dalykų, kad pastebėt kažką? Kad galbūt nebežiūri į teatrą taip sakraliai. Aha. O ar norėtum, kad sakraliai žiūrėtų? Ar viskas yra gerai, jeigu aš ateisiu su kėdais ir su šortais į teatrą? Na, visų pirma, tai svarbiausiai pagarba, manau. Vis tiek, pagarba yra svarbi. Taip. Tai aišku, kad galima, mano nuomonė, man netrukdo galbūt, jeigu ateisiu su šortais ir su kėdais, išlaikant visą pagarbą scenoje esantiems aktoriams, scenos darbuotojams, taip pat šalia esantiems žiūrovams. Ir iš kitos pusės dar yra tas momentas, čia gal labiau toks gilesnis šiek tiek, ten tie šortai ir kėdai. Norėtųsi, kad teatras būtų atviras visiems. Kad jeigu yra žmogus, kuris negali sau leisti, tarkim, prabangesnių, puošnesnių rūbų, kad teatras jam irgi būtų atviras. Kad nebūtų užvertos durys. Tai čia labiau gal iš šitos pusės. Supratau. Čia graži mintis, mes tikrai norėtume, kad kuo platesnė auditorija prisiliestų prie kultūrinių reiškinių. O ar yra žiūrovų, kurie tave užknisa? Prasme, tipas žmonių, kuris galėtų ir neiti. Čia ne tai, kad tipas, bet irgi ta pati pagarba. Taip. Jeigu nėra pagarbos tam tikros, tai tada ir erzina, ir užknisa galbūt. Bet net nepriklausomai nuo amžiaus, ar čia būtų jaunas paauglys, ar vyresnis žmogus, jeigu garsiai kalba, komentuoja, naudojasi tuo pačiu telefonu, neišsijungia garso, na tai tiesiog tada jaučiasi nepagarba. Pavyzdžiui, vaidinam garso spektaklį, garso pojūčių spektaklį. Garsus išsijungt būtina. Taip. Dar yra net, man atrodo, pranešimas pradžioje, kur sako gražiai, kad mėly lankytojai. Jūra ošia, žuvėdros klykauja ir staiga pasigirsta telefono garsas. Visi užsimerkia, įsijautę. Ir tada seka, nežinau, kelios minutės bandymų išjungti tą telefoną. Na tai tada aišku, kad ir žiūrovams jau ta atmosfera visa sugriuvo, mums irgi viskas irgi sugriuvo aktoriams. Ir pagarba sugriuvo. O Miglė, yra kada nors tave žiūrovas išmušęs iš vaidmens? Turiu omenyje, kad vis tiek yra kažkoks procesas, kai tu įeini į vaidmenį, bet ar yra buvę taip, kad nežinau, kažkas įvyktų gal net komiško. Man yra tekę tikrai matyti, kai ten susijuokia aktorius koks nors, ar ne, toksai, žinoma, tai atrodo labai žavu ir toks labai organiška ir natūralu, bet yra įvykę, kad tave išmuštų iš vaidmens. Kažkokių momentų, manau, tikrai yra buvę. Gal iš tokių nemalonesnių, irgi galvoju, gal buvo paauglių auditorija, kur tiesiog nepertraukiamai šnekėjo, komentavo. Na ir tiesiog tada vaidini ir galvoji, tai kam aš čia tada vaidinu? Ar mane kas nors klauso, ar girdi, ar įdomu, ar vis dėlto ne? Taip. Tai aišku, kad stengiasi neišsimušti, bet tokiu atveju jau ganėtinai sudėtinga tai darosi. Kalbėjom labai gražiai apie tą įtampą įeinant į sceną. O kiek laiko trunka įeiti į vaidmenį ir kaip įeiti į vaidmenį, kaip tu įeidini į vaidmenį? Labai priklauso nuo vaidmens. Tai tam įėjimui labai reikia tam tikrų komponentų. Kartais kažkoks judesys padeda įeiti, kartais koks nors personažo tekstas ar žodis įveda tave į kontekstą. Tu turi kažkokį gal net kaip burtažodį, ar ne? Ar tai nėra kažkoks, kad susieji rolės? Kiekvieną kartą skirtingai. Taip, kartais jausmas, gali net tas pats vaidmuo kitą dieną, kadangi teatras yra gyvas organizmas, tai tas pats vaidmuo kiekvieną dieną skirtingą kartą, skirtingą parodymą
gali įeiti visai kitaip. Bet aišku, kad turi būti toks mišinys visko galiausiai. Gal nesinori apie improvizacinį teatrą kalbėti, bet apie tą tokį, didžiosios scenos teatrą, ar ne? Kiek vidutiniškai laiko gali trukti pajusti maksimaliai vaidmenį, kad galėtum komfortabiliai užlipus ant scenos suvaidinti premjeroje? Tai kiek laiko iki premjeros tau reikia vaidinti, įsijaudinėti, įdinėti į vaidmenį, kad tu galėtum atsipalaidavusi būti ir tame vaidmenyje? Repeticijų laikotarpis koks? Taip. Jeigu, aš suprantu, kad yra režisieriai, kurie susidėsto savo, bet jeigu viskas priklausytų tik nuo tavęs, kiek mažiausiai laiko tau reikėtų, kad tu galėtum įeiti ne į kažkokį improvizacinį tą tokį momentą, bet į tokį giluminį, kad tu galėtum užlipus ant scenos tikrai savimi pilnai pasitikėdamas suvaidinti? Sunku atsakyti, nes aišku, kad yra tas periodas, dažniausiai nuo mėnesio iki 2. Taip. Šiais laikais toks kūrybinis laikotarpis ir tada jau išleidi premjerą. Tai premjeros metu viskas dar taip būna ganėtinai žalia, bet gal tuo pačiu ir gyva labai. Paskui šiek tiek susigyveni su to vaidmeniu vis rodydamas žiūrovams ir jausdamas jų reakciją, kurios irgi reikia. Ir gal ir gerai, kad išleidžiam tą premjerą taip žaliai, nes paskui vis tiek reikia to laikotarpio su žiūrovais ir vis rodyt, kad susigyventi ir išnagrinėti visas to spektaklio ir personažų vaidmenų pusės. Tai nežinau, sunku pasakyti, bet per kokius gal 5-6 rodymus, gal taip po truputį jau pradeda kurtis toks didesnis stabilumas ir įsižeminimas tų vaidmenų. Bet turbūt atsiranda ir metas, kai įgrysta vaidmuo. Ar taip gali nutikti? Gali, aišku, nutikti. Man gal taip dar per daug nėra įvykę, bet aišku, kad gali gal pradėti kelti nuobodulį, bet čia irgi yra kaip ir aktoriaus atsakomybė susikurti savo kokiu nors užduočių. Taip, teisingai. Atrasti vis kažką naujo, nes spektaklis vėl ir vėl vyksta vis iš naujo ir vis kitoks. Bet šiaip aš kiek esu pastebėjęs, tai yra tų spektaklių, kurie atrodo rodomi dešimtmečiais ir atrodo neatsibosta, ar jie yra išperkami ar ne. Ar yra kažkokių, gal ypatingai su tais naujais spektakliais, yra kažkoks spektaklių vidutinis gyvavimo laikas? Kiek spektaklis išbūna rinkoje? Kas kiek laiko jūs keičiate repertuarą? Vis tiek tai vyksta turbūt kas sezoną? Taip, bet čia irgi sunku pasakyti, nes labai priklauso nuo spektaklio. Kartais spektaklis yra išleidžiamas ir po 2 metų suprantama, kad nebeina žiūrovai, nepasiekia savo auditorijos ir tada gali jį ir nuimti. Auditorija duoda suprasti, ar ne, kad jau, tarkim, šitas spektaklis. Taip, tai gal net ir auditorija labiausiai duoda suprasti, kad vis dėlto šitam spektakliui nepasisekė kažkodėl. Kažkodėl nepasiekė to savo žiūrovo, bet yra spektaklių, kur po 10 metų išperkami visi bilietai, visada sold outas Taip. Ir vis dar reikia to spektaklio. Tai džiugu, tas labai džiugu, kad šitais greitai besikeičiančiais laikais yra tokių stabilių dalykų, kaip kad tam tikri spektakliai, kuriuos ištisai išperka. Man labai įdomu, apie emocijas kalbėjome, apie tai, kad tau tekia vaidinti, o ar yra dalykų, gal net emocijų, kurių negalėtum, nenorėtum, ne dėl talento, bet tiesiog dėl kažkokių ribų suvaidinti ar ištransliuoti scenoje? Yra kažko, kas... Kol kas dar nėra tekę, kad taip negalėčiau kažko suvaidinti. Dar nepasiekiau. Kol kas kažkaip visada būdavo, kad susitinkam su režisierium, su kūrybinė komanda, jie iškomunikuoja savo viziją, savo idėjas, tikslus ir kažkaip dabar pastaruoju metu labai visi sukuria tokią saugią atmosferą, saugią aplinką, dalintis irgi savo mintimis, išklauso ir aktorius. Taip pat yra dažnai kviečiami ir intimumo koordinatoriai, kurie padeda, jeigu yra tam tikros scenos, kurios galbūt gali kelti tam tikrą nejaukumą. Tai
Net sunku pasakyti, atrodo, kad tada, kai sukuriama tokia saugi aplinka, Taip. netgi ta ribos savoka šiek Taip. tiek ištrinama yra. Taip. Ir tada pradedi galvot, kad nėra to, ko aš negalėčiau padaryti. Ir čia pereikime prie intimumo. Tai yra tos scenos, kur iš tiesų yra labai daug įtampos. Ir įtampos yra ir žiūrovų tarpe, ir aš nežinau, kaip yra su aktoriais, jūs puikiai viską suvaidinat. Bet koks tavo santykis asmeninis su intime scena ir kaip paskui gyventi po to? Tu minėjai apie intimumo koordinatorius, kas tai yra, kiek jie padeda ir kaip šiais laikais vyksta tos scenos? Labai padeda. Aha. Man bent jau asmeniškai taip atrodo. Tai gal pradėsiu nuo to, kad į intimumą žiūriu kaip į profesijos dalį. Tai man tai nėra, aišku, kad tai yra gal šiek tiek nejaukiau, kartais jaukiau, kartais nejaukiau, priklauso nuo režisierių, nuo aktorių, kurie yra šalia tavęs, nuo tos kuriamos atmosferos. Jeigu ji yra saugi, viskas iškomunikuojama aiškiai, tai tada viskas žymiai paprasčiau ir jaukiau. O tie intimumo koordinatoriai, jie padeda aktoriams iškomunikuoti jų ribas. Taip pat padeda irgi, tarkim, jeigu tau kažkas nepatiko, jeigu kažkur pajautai kažkokią mini detalę, kur galbūt net nežinai, kaip tiksliai iškomunikuoti, bet jauti, kad kažkas ne taip. Tu gali pasikonsultuoti su tuo žmogumi, jis yra profesionalas, jis iškomunikuos visą tai režisieriui. Tau nereikia irgi komunikuoti apie tai viens ant vieno su režisieriumi, nes tokiu atveju vis tiek yra tam tikras autoritetas ir jis gali sudaryti tau spaudimą. O čia yra tarpinis žmogus, kuris padeda tuos tokius sudėtingesnius niuansus iškomunikuoti. Tai tos scenos tampa tokia visiškai profesijos darbo dalimi, kartais netgi kaip choreografija tam tikra. Ir kaip tada įtikinti auditoriją? Bet jos sukuriamos labai profesionaliai. Taip, supratau. Tai vis tiek tai nėra choreografija, bet aktorius tai labiau supranta savo galvoje kaip tai. Bet aš suprantu, kad tas intimumo koordinatorius yra gana naujas. Naujas, taip. Bet vis dažniau dalyvauja kūrybiniuose procesuose. Nes, o seniau kaip būdavo? Oi, seniau tai Oi. darai ir darai. Supratau, taip. Ir niekas neklausia. Taip. Ir aš galvoju, žinai, ypatingai viena yra išgyventi daug gyvenimų, kita yra tose scenose būti ir vėliau kaip grįžti į savo asmeninį gyvenimą. Čia toks gal labiau retorinis klausimas šitoje vietoje. Ar yra dalykų, kurių tu nevaidintum? Irgi priklauso, jeigu... Ar tai rolė gali būti, ar tai gali būti scena, ar Jeigu tai visiškai absoliučiai prasilenktų su mano moraliniu kompasu. Taip. Šiuo metu negaliu pasakyti, kas tai būtų, nes, kaip sakau, dar kol kas nebuvo to, tai ir negaliu pasakyti, bet jeigu visiškai netitiktų mano vertybių, moralinio kompaso, net jeigu ir suprasčiau tuos tikslus, bet... Supratau. Bet sakau, kol kas dar taip nebuvo, tai neįsivaizduoju kol kas tai galėtų būti. Tu minėjai pradžios, kad sąmoningai scenoje tu esi 100% miglė ir 100% esi vaidmuo. Kita miglė ir kita miglė. Nors čia tų požiūrių visokių yra į mūsų dualumą, ar mes čia esam viena, ar mes čia esam kažkas tai daugiau, čia ar yra skirtis tarp kūno ir sielos, bet pats kūnas scenoje, ar jis priklauso
tau, žiūrovui, režisieriui, kuris viskas sudėliojo, kaip šitoj vietoj veikia visa dinamika, nes mes jau kalbėjom apie tai, kad taip į tave žiūri ir žiūri visi ir žiūri visai taip kaip auditorija. O kaip tu jauti tą kūną patį scenoje? Tas kūnas, jis vis tiek priklauso man. Aišku, jisai yra tos profesijos įrankis. Taip. Ir tas įrankis padeda atrasti tam tikras emocijas, veiksmus, judesius, bet jis vis tiek priklauso tau. Ir nuo tavęs vis tiek priklausys, ar tu kažką darysi, ar kažko vis dėlto nuspręsi nepadaryti. Taip. Miglė, man labai įdomu visada yra apie, vis tiek mes savo profesijoje matome tam tikrus pavyzdžius, ar ne, nesakau, kad ten kažkokie galbūt norim jais būti, bet žiūrim ir sakom, tikrai tobulai, gerai atlieka savo darbą, ar ne, norėtųsi pasimokyti kažko. Tai aš neklausiu konkrečiai apie kažką, bet tu neretai pati esi stebėtoja veikiausiai, vis tiek tenka apsilankyti teatre. Kas tavo manymu yra aukščiausias aktoriaus pilotažas? Tarkim, žiūrint ant scenos, ar ne, yra žmogus, tai gali būti ir emocija, tai gali būti ir kūnas, ar ne, raumenys, nuogumas, intimumas. Ką pamačiusi tu jau kaip šios srities profesionalė, pamačiusi kitame aktorė, sakai, kad jo, čia yra gerai. Nes turiu pripažinti, kad net ir mes tie paprastieji, mirtingieji, neretai žiūrėdami, galbūt lengviau būna kino arba televizijos atveju, kur matai, kad žmogus nemoka vaidinti, ar ne, arba ten teatre jisai gerai atrodo visai, o čia jau nekaip. Bet scenoje, ar ne, ką tu matydama gali sakyti, kad tai yra visiškai šios srities guru? Ar yra kažkokių momentų, kuriuos tu užčiuopi vaidinime, kad sakai, kad jo, čia yra wow? Manau, kad tai būtų tiesiog toks junginys, kur ir kūnas, ir protas, ir visi jausmai tiesiog yra apsijungę kartu ir susideda į tokį vienį. Kur matai, kad nėra kūnas atskirai, balsas atskirai, mąstysena, jausmai atskirai, bet kur viskas susideda į tokį vienį ir kur tu tikrai patiki tuo personažu iki pašaknų. Ar tai yra tas momentas, kai tu pamiršti, kad jis vaidina? Taip. Tau atrodo, kad tai vyksta iš tiesų? Kai jis įtraukia tave į tą savo pasaulį ir tada tu nebegalvoji, nebesergi tą profesinę ligą, kai galvoji, oi, čia šviesa ne ten užsidegė, čia galbūt kažką suklydo, kai visiškai įtraukia tave į tą savo pasaulį ir pamiršti savo mintis. Sakyčiau gal taip. Tai Miglė, praėjusiais metais laimėjai Metų proveržio nominaciją Kauno dramos teatre. Kaip jautiesi Lietuvos teatro scenoje? Ar ta scena yra draugiška, šilta, ar visgi konkurencinga? Nes reikia pripažinti, kad turbūt scenoje yra nemažai ir tuo tokiu brandaus amžiaus aktorių, ar ne? Dabar jie tarsi įsileidžia jūs, jaunimą. Tai kaip tu matai tą situaciją Lietuvoje? Na, bent kol kas, tai tikrai ta scena yra draugiška, yra palaikanti. Tas laimėjimas metų proveržio kažkaip irgi suteikė man tokio pasitikėjimo tam tikro, tarsi pasakė, kad eini tinkamu keliu, taip ir toliau. Bet aišku, kad visada būna ir gal konkurencijos, ir pavydo, ir gal kažkokių sarkastiškų komentarų. Neišvengsi to, bet šiuo metu tikrai džiaugiuosi, ypač nacionalinėme Kauno dramos teatre, kad tikrai kolegos yra be galo draugiški, labai palaikom vieni kitus, yra sukurta tokia bendrystė, mes siekiame bendro tikslo, stengiamės tą tikslą įgyvendinti kaip galima geriau ir
ir visai mes nekovojame tarpusavyje. Gerai. Džiugu iš tiesų girdėti. Man irgi džiugu. Aha, bet žinai, kita vertus, spektakliuose dažniausiai vaidmenų skaičius yra ribotas. Taip. Tai, bet čia be abejo. Dėl to ir džiugu, kad yra tas palaikymas ir sakau, nesijaučia kažkokios kovos dėl būvio. Žodžiu, ten specialiai kažko neprideda Nebent aš kažko nežinau, bet... Aha, gerai. Įvardinai jau, kad pati nominacija rodo, kad esi gerame kelyje, ar ne? O kas toliau? Na, tiesą pasakius, tai man sėkmė niekada nesiasocijavo su apdovanojimais kažkokiais. Man asmeniškai labiau sėkmė yra tame, kad aš galiu dirbti mylimą darbą, atiduoti jam visą savo širdį, kad turiu aplinkui save palaikymą tiek iš šeimos, tiek iš kolegų, iš draugų. Galiu jiems siųsti atgal tą irgi savo meilę ir tiek. O jau viskas, kas po to, jeigu kažkas pamato tą tavo darbą, pastangas, įvertina, jeigu visa tai tavo darbas ir pastangos atneša vaisius, tai tada jau išvis super. Kuomet baigėsi spektaklis, ta akimirka, kuomet jūs visi aktoriai išeinate priešai sceną ir lenkitės ir visi ploja, stojasi, koks tada jausmas apima? Ar kad ačiū Dievui, kad viskas baigėsi, ar kažkoks užplūsta, nežinau, dėkingumo, jau nenoriu sufleruoti, bet jau prisufleravau. Taip. Kas ten vyksta, ar ne? Nes atrodo, iš tiesų kalbėjom, kad prieš einant yra ta tokia įtampa, Taip. Ar ne, ta tokia tyla, kad čia tuoj, tada tu lyg esi sraute, ar ne, kažkokia kaip pagauna turbūt, o pabaiga, kas tai yra per emociją? Galbūt priklauso nuo dienos, priklauso nuo to rodymo spektaklio. Kartais būna, kad atsileidžia įtampa, matai dėkingas žiūrovų akis. Spektaklio metu įvyko tas susijungimas, pasidalinom energijom, kaip minėjau, ir tada gal tikrai užplūsta euforija kažkokia. Bet būna dienų, kai tiesiog niekas nevyksta taip, kaip turėtų, viskas vyksta priešingai ir tada ateini ir jauti nusivylimą, jauti gėdą, neturi kur dėti akių. Yra tai buvę? Yra tai buvę, taip. Aš galvoju, Migle, tas momentas, kuomet žmonės pradeda stotis, turiu omenyje, šiaip nėra būtina atsistoti. Ne, nėra. Po spektaklio, ar ne? Atsistojimas pagal viską turėtų reikšti, kad čia jau buvo aukščiausia. Ir dar kažkas turėtų sušukti, bravo, ar ne? Tas čia yra toksai irgi. Ir čia yra turbūt toks pasitikrinimas, ar viskas gerai, ar ne. O jeigu tas nevyksta, ar ne, tai ar tada apima tas toksai... Lietuvoje iš tikrųjų tai vyksta labai dažnai. Dėl to netgi labai sunku pasitikrinti. Tai mes neišranki auditoriją tada? Nežinau, vat kažkodėl įprasta dabar beveik po kiekvieno spektaklio visi stojasi. Dėl to labai sunku pasitikrinti, ar tas spektaklis iš tikrųjų pavyko ar ne. Nes tarkim, vaidinant užsienyje kažkur, labiau tas jaučiasi, kad tarkim, jeigu spektaklis, kad ir labai patiko tas spektaklis, žiūrovai nebūtinai atsistos. Tik tai jeigu jau labai patiko, tada gal ir atsistos. O Lietuvoje atsistoja beveik visada. Ok, čia įdomi įžvalga, aš galvoju, maža šalis nenori įžeisti, bet tada tikrai to lakmuso popierėlio nebelieka, ar ne? Jeigu kiekvieną kartą atsistos, kas yra ženklas, kad tai buvo maksimumas, tu gal net imi nebetikėti tuo atsistojimu ir toksai, čia jie taip įprato daryti. Aha, tai tada gal, pradedi stebėti, kaip intensyviai, kaip ilgai ploja. Taip, kiek kartų iškviečia. Taip, atsiranda kiti įvairūs dalykai. Bet dar noriu apie tą lipimą ant scenos, nes man kažkaip asmeniškai įspūdingas yra momentas, kuomet tu ir atsistoji prieš sceną, bet
Šiaip žmonės bijo prarasti kontrolę, ar ne? Ir tai yra viena didžiausių mūsų baimių. Ir kai tu lipi į sceną, atrodo, kad tu pasiduodi tam ir nebebijai. Tai ko bijo tie, kurie nieko nebijo? Tie, kurie nieko nebijo scenoje, labai daug visko bijo gyvenime. Nes scena, kaip ir kalbėjom, galbūt uždeda tau tam tikrą kaukę, leidžia atsipalaiduoti, pasakyti tai, ko galbūt niekada nepasakytum gyvenime, o gyvenime jau yra atskira istorija.